Hej alla mina kära tittare. Ni och jag presenterar här en serie av Minecraft överlevnad. Yay! Interessant fyrstad mig. Nežinau, ką aš sakiau. Aš tiesiog bandžiau kažką naujo pasakyti, kol nedariau kelias serijas. Ir kelias dienas gal nedariau serijas. Screenshotas, yay! Bet sveiki visi mano žiūrovai, čia Nikas ir pristatau jums dar vieną Minecraft išlikimų seriją numeris 4. Praeitą seriją mes padarėm upę. Pabaigėm tvarkyti bokštą, kur dabar nematot, bet mes nepabaigėm upę pilnai. Aišku, mes padarėm krioklį, kuris yra čia, vat. Ir be to, jeigu nežinot, kokia ten kalba, ir turbūt daugumą šiaip turi žinoti, bet ten buvo švedų kalba ir aš bandžiau kažką naujo pasakyti, bet nelabai išėjo. O kaip krioklys išėjo, šitoj pusėj, nelabai gražiai išėjo, bet pabandysiu gal kažkaip jie padaryti gražesnį, arba gal nieko net nestatysiu, nieko nestatysiu čia net. Jei aš žiauriai blogai pasakiau ir žiauriai blogą tarimą daviau ant švedų, tai ne, kaltinkite mane, aš tiesiog galvoju, kodėlgi ne, pabandysiu kažką naujo. Ir kažką naujo pabandžiau ir jau turbūt, manau, net iš savo atrodo kalbos žiauriai blogai atrodo. Bet jo. O dieve. Hei, Alamin, šarą titarė. Keistai jau skamba man iš karto, net keistai skambėjo. Taigi, aš turiu savo knygą. Ką mes šiandien veiksim? Gal išeis paveiks šiandien mums tiek, o gal neišeis. Bet jo, tai pasižiūrėkime į knygą, man rodos knyga čia. Jo. Knyga ir plunksna ir žiūrim. Pirmas dalykas. Minecraft išlikimo užduotys. Pastatyk tiltelį per savo upę, kur vardo nesugalvojai. Jo. Aš tai upėj nevardo nesugalvojau. Nežinau, kaip jį dar pavadinti reikės, bet reikės sugalvoti pavadinimą man. Ir dar viena avis išėjo. Kaip tu išėjai? Tuoj neišeisi. Va, spaustuose. Bet jo. Tai jo, pirmo dalykas tiltelis. Pažiūrėkim kokį gal kitą. Pabaig krioklį, pakeisk visą akmenį į žemę ir pastatyk žvejybos pastatą. Dar neįdėjau vieną dalyką, tai yra... Įdėk į upę... Upę... Šviesą. Va. Va čia dar viena užduotis yra, nes aš noriu, kad atrodytų gražiai ir... Kai iš čia viršaus mes žiūrėsime, kad nors ir pamatysime tą upę ir mes tiesiog pamatysime, kad iš apačios jos šviečia kažkas, tai bus nerealu. Bet jo. Tai va čia va tas bokšto pagražinimas, tą kur vakar, bet prieš kelias epus gal parodžiau. Valgyt. Au. Kiek stauno. Čia skaudėjo, žiauriai. Oh, man. Aš dar vis taip bijau. O dieve. 8 lygiai, aišku, nedaug, bet ta prasme, tiesiog geriau turėtų tos vieną lygius. Gerai. Shift. Shifting. Gerai, tai va, jau čia taip kažkur padėsime, čia vat, kas kelias gal blokus, kokius gal 10 ar 7 blokus čia vadėsime ir dėsim į apačią. Ir kai naktis ateis, labai gražiai atrodys, nes tada matysis visa šeisa iš apačios. Ir galvoju, tiltą padėsiu tiesiog va čia vat, iki čia vat, gal kažkur panašaus, nes man čia daugiausia aš vaikščiosiu. Paskui tada galvoju, gal čia tunelį padaryti, nes ten yra išėjimas, va tenais prie pat. Šitenais padaryti tunelį. Ir tada gal dar vieną
tiltą padarysiu gal tenais, bet kada nors. Dar šiandien gal tiesiog pakeisim visą tą akmenį į žemę, nes aš tą praeitą seriją tai sakiau, kad noriu pakeisti visą tą žemę, bet visą šitą akmenį į žemę, aišku, kaip šitą ugnikalnį paliksiu. Ir jo, tiesiog taip padarysiu, nes aš labai daug žemės turiu ir aš palaikiau šitą žemę priežasčiai. Aišku, turiu ir gan daug cobblestone'o. Žodžiu, aš beveik jau viską daug turiu. Aš beveik nieko, ką mažai turiu, tiesiog kad iron'o. Nelabai daug turiu, vos kokie 8 blokai. Koalo tai man užteks jau, manau. Gal kitą epą mes eisim maininti, nežinau. Gal tiesiog eisiu šiaip pamaininti ir viskas. Bet jau turiu nuojautą, kad man stone'o maždaug jau nereikės. Dar ėjau kelionę smėlių paririnkau to, kad šitam dalykui, kad galėčiau padėti šitus dalykus aplinkui. Ne, visur aišku padėjau, bet kai kurios vietus. Ir jo, tai aš šitą dabar pakeisiu žemę. Ir paskui kitą dalyką, tai mes pastatysime tiltelį ir tada... jo. Taigi padarysiu gal pagreitinimą, nes pagreitinimai kartais yra kieti, kartais ne. Ir jo, tada grįšiu pagreitinimo. Taigi va, pakeičiau visą akmenį į žemę. Tiesiog nepakeičiau šito, nes tu, kad galvojau, gal paliekam tą visą vulkano jausmą, kad čia kada nors buvo biški žemės, aš biški gal pakeisiu, truputį dėsiu čia kažkur. Nes aš dabar galėčiau dėti palyginus jį. Paimgiau kokį steką. Tiesiog taip... ne, taip... kokį gal taip... Taip. Tiesiog įdėkim tokį jausmą, kad čia buvo tikrai vulkanas kažkoks ugnikalnis. Čia maždaug bus paskutinis. Ups. Čia. Ir čia, man rodos taip geriau atrodo. Kad čia buvo tikrai kažkoks ugnikalnis. Tai jo. Tai dabar pradėkim nuo tilto. To aš biškį normaliai naudojau savo žemės. Padėstau čia. Čia va tie maždaug tiek ir liko. Jei buvo maždaug gal čia, iki čia vat gal dar buvo žemės. Bet jo, tai aš galiu šitą naudot va šitą vat medį, naudot stone'o. Imsim stone'ą dabar. Kokius 2 stakus.
Aš gal vat kažkaip panašiai vat pradėsim gal nuo maždaug. Nuo kur čia pradėsim? Aš gal tiesiog pradedam gal nuo čia vat. Ir tai vat. Ir uždedam šitus. Ir tiesiog taip pradėsim eiti. Maždaug va taip vat pradėsime ir paskui gal tada apačioj padėsim kokį dizainą ar kažką panašaus. Dar įdėsiu vieną rastą į vidurį, kad atrodo, kad šitas... Ups, telefonas. Palaukit. Atsiprašau už tai. Netyčia kažkas man paskambino ir... Mane ten pataikė. Bet... Jo, tai pratęsim seriją. 4 blokai. Aš kažkaip prisiminiau, čia maždaug gal dėsiu. Dar vieną gal paimkime. Ir tada dedam nuo čia. Per aukštai bus. Čia tokio pačio lygio. Kad neliktus. Ne, vienas čia žemiau. Pažiūrėkime, gal... O gal sutaps. Čia dedam. Paskui čia dedam. Kiek ten buvo, aš neprisimenu iš karto. 1, 2, 3, o gerai, 3 vyra. O čia aš padėjau kol kas irgi 3. Gerai, supratau, ne taip padariau. Reikėjo man paimti tokį pačių lygių, tada išeitų. Taip. 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 O, šūdas. Ne taip. 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 Ir tada viskas. Susijungia. Ir va. Ir va taip išeis. Maždaug taip. Gal padarysim lygį. Aš norėjau šiaip nuo pačios iki viršaus, bet gal lygų tiesiog padarysiu ir gal šitą sumažinsiu. Arba kažkaip pabandysiu pasukti, bet maždaug va taip originaliai turi atrodyti mūsų tiltelis. Aš grįšiu, kai turėsiu daugiau tiltų padaryta ir pažiūrėsim, kaip jis atrodo originaliai. Jo. Grįšiu po sekundės. Taigi sugrįžau ir va, tiltelis mažas. Tiesiog pastačiau tokį paprastą tiltelį. Ne per didelį. Tokį paprastą kol kas normalų. Bet aš norėčiau dar biškį pagražinti apačią, nes apačią tiesiog niekas po jame nėra. Tiesiog niekas neatrodo labai man gražiai. Kad tiesiog einam čia pro viršų ir jeigu kažkas eitų pro čia, pasižiūrėtų šitą tiltą ir pamatytų, dieve, apačia visiškai tuščia, kodėl tokia tuščia, neoriginalu. Bet jo, tai pabandysiu kažkokį dizainą sukurti šitai scenai ir tada pasižiūrėsim. Gerai, tai po porą sekundžių grįšiu su dar vienu update'u apie tiltą ir tada perėsim kitą dalyką. Kągi, baigiau pagaliau aš tiltą, po gal, nežinau kiek laiko, gal pusvalandžio. Tokį dizainą kažkaip ir surinkau, dabar kažkaip atrodo kaip kažkaip į kaukulę. Tai neblogai. Čia taip biškį patingau kurti dizainą, tai aš galvoju, tai buvo taip, gal visai normaliai atrodys. Neblogai išėjo šiaip atlyginus. Šitas visai man patiko, šitą dalyką daryti, tai visai man patiko daryti. Visai gerai atrodo, kad kažkas yra tenais giliau viduj, bet... Jo. Nežinau, ką aš sakiau, aš tiesiog jaučiuos biškį... Nežinau, bet bandau būti... Bandysiu... Dar nelikti. Nežinau ką, aš jau prarandu kalbėjimo sugebėjimo. Bet... Kągi, pereinam tada į žvejybos statymo pastatą, kur pagaliau galiu statyti.
O čia vat įstatysiu, nes čia pakankamai atrodo gan užtektinai vietos tai yra. Ir aš einu parinksiu biškį malkų, nes man jau malkų reikalinga, aš jau man ras daug neturiu. Ir tada grįšiu. Taigi grįžau vėl po nedaug laiko. Susirinkau biškį ir savo ąžuolą ir truputį beržo rastų, biškį susirinkau savo medienos, kad padarytumėme šitą pastatą. Ir pradėkime, tai aš neturiu jokio dizaino, aš čia gal palyginus pirmą kartą gal statysiu bet vaizdelėje statysiu šitą namą ir nežinau kaip išeis, bet pabandom ir pažiūrim, kaip čia mes darysime. Tai turbūt įėjimas bus kažkur čia vat ir mes padarysim gal... Ne. Padarysim gal savo naują kirvį, nes šitas jau kirvis beveik sulūžęs. Kiek nu jau viskas. Puštas sulūž. Mum labai jau šiaip mažai turime, mes labai mažai turime. Labai mažai mes geležies turime, tai mums reikės eiti po urvais vėl, kad gautume geležies. Nes aš mažai turiu geležies. O kam aš nenaudoju akmeninį kardą. Bet jo. Kaip aš norėjau čia padaryti. Kažkaip norėjau padaryti įstrižainų. Kažkaip, kad įėjimas būtų gal kažkur čia vat. Makam taip. Čia. Paskui tada gal padėsime rastus. Kaip aš čia tada juos? Na taip, reikia dėti rastus. Tai vat. 4 gal užteks. Palaukite. Padėsim šitų dar. Biškį daug paėmiau vietos. Čia užstatome. Taip. Ir ja, gal namas bus tiesiog toks paprastėlis, namelis, žvejybai. Čia dar uždedam rastus. 4 jo. Ir toliau šitus pastatysiu dar. Čia pastatom juos. Čia šitą. Ar būtų geriau tiesiog paprasto medienos dėti? Labai keistai atrodo. Nežinau. Gal taip. Labai keistai atrodo. Palyginus. Nežinau ką daryti. Padarom šitus sienas, nes kam sienas nedaryti. Siena. Ką aš darau? Nežinau, aš čia bedam, aš galvoju apie kažką kalbėti, bet gal geriau man nekalbėti, nežinau. Aš dizaino visiškai nesukūriau, aš sukūriau tiltų dizainą ir viskas per vakarą, per naktį. Oi dieve, nežinau, ir man rodos, kad čia labai blogai išeis. Kad aš tai nepadariau. Bet formą jį turi kaip ir gerą. Tiesiog įėjimas keistai atrodo. Gal iš vidaus geriau. Jau turiu kažkokį nuojautą, kad jo, gal kad taip geriau atrodo.
Bet tiesiog čia vat... nežinau. Einu padaryti vieną dalyką. Tai paimsiu biškį stakos smėlį. Su savo automatinį smelti... kepimo. Nežinau, ką sakyti, norėjau kažką sakyti. Gerai, tai gal tegul tai būna. Ir gal pastatom... šitą, padarom grindis iš šito. Nu, ir pažiūrėsime. Čia atrodys. Gerai. Pažiūrėsim, kiek stiklo iškepė. Jo, man rodos kaip tik čia tiek bus. Nors ne, mums reikia dar 2. Greičiau. Opa, jei paspėjom, paėmiau. Ir aš turbūt dėsiu mėlyną spalvą, nes kažkodėl mėlyna labai gerai atrodo visur. Tai mėlyna. Mėlynas stiklas. Ir mėlyna. Gerai. Ir pažiūrėkim, kaip atrodo. Keista man atrodo. Mėlyna prie rudo. Nežinau, ką apie ką sakyti šitam dalykui. Gal pabandom šitą dar. Čia. Gal geriau čia bus padėti, na geriau. Ne, tikrai blogiau. Blogiau atrodo negu geriau. Tegul tiesiog būna tokiai situacijai. Paimam dar vieną. O, kaip tik šėjau. Ir padarom medinį durys. Ir jo, taip kol kas atrodo mūsų žvejybos vieta. Gal pabandysiu jį pagražinti ar kažką panašaus, bet... jo. Taigi sveiki grįžę po kelias sekundės. Baigiau pagaliau savo žvejybos pastatą ir aš labai džiaugiuosi rezultatu. Aš nežinau kaip iš viršaus atrodo, bet aš labai džiaugiuosi rezultatu. Jau matėte turbūt kampelį kaip atrodo, bet aš labai džiaugiuosi, man patinka šita vieta. Dabar čia šita vieta, kur aš ką tik pastačiau per gal valandą. Yra mano mėgstamiausia jau vieta, nežinau, aš nelabai dar daug dėjau darbo į jį, aišku. Tiesiog kažkaip įdėjau, kas man patinka ir nusprendžiau, kad man patinka. Taigi, varom iki mūsų, nes žiūrėsim, problema atstringinėjau. Žiūrėkim dar. Pamatysite, kaip nerealiai atrodo. Ir va. Nežinau. Aš šitam vietą labai mėgstu pastatyti. Dabar jis labai gražiai atrodo. Čia jei ką, tai nežinote, tai gali būti paprasti rąstai, arba gali būti čia kažkokie kroviniai ar kažkas panašaus, bet tiesiog dekoracijas labai gražiai atrodo, labai čia gamtiškai ir jeigu iš atstumo pasižiūri, labai gražiai atrodo, labai man patinka šitą vietą, čia šiaip pasidėjimai, pagulėjimai, gal padėsiu ir tenais. Tenais padėjau žvejybai, tenais sėdi savo, pažvejoji ir jo. Tiesiog savo taip sėdi, žvejoji. Ir žvejoji, ir žvejoji, ne. Bet jo, tai kas dabar liko mum? Dar įdėsiu šviesos į upę ir prie upės dar padėsiu šviesos, nes atrodys gal dar
dar žymiai gražiau ir man rodos labai gerai atrodys. Tai grįšiu po kelių sekundžių, kai padarysiu tai ir pasižiūrėsim, kaip atrodys. Tai jo. Taigi grįžau vėl ir pagaliau aš padėjau šviesą ir biškai dadėjau kelis dalykus prie namelio ir pažiūrėsim, kaip atrodo. Taigi taip atrodo upė su tais šviesais. Apačioj šviesos nelabai gerai atrodo, gal dėl to tiesiog, kad per mažai jų yra ar kažkas panašaus, bet pamaniau, gal atrodys gerai, bet nelabai išėjo, tai gal glowstone'as geriau, bet šitie, čia pumpkinai be to, moliukai. Ir visai man atrodo gražiai moliukai. Labai gerai atrodo, tiesiog atrodo, jau, man iš karto žiūrint iš apačios atrodo, kad jau prasideda kaip ir miestelis, jau jisai susideda jau kaip ir normaliai, jau čia dabar kelis namelius įdėsiu ir ten matau aš jau skeletoną. Jis tirkėsis tenais. Pamatyk, šau man. Šauk. Au. Ačiū šiai. Mirsiu. Sakiau, kad mirsiu. Vau, kokią gerą outro padariau. Bet jo. tą padariau ir aš dar vieną dalyką padariau, tai miriau. Ir dar vieną dalyką padariau, tai padariau mažą takelę, va čia pradžioj, gal truputį pridėjęs jausmo kaip į namelį ir išėjau taip, kad jo, man labiau patinka kaip takelis toksai yra, toksai iš žvyro ir skaldyto akmens. Kitą seriją mes turbūt šitą pagražinsim į vidų, nes dabar čia tik tais čestai, tik skrynios, va čia šitos, kad laikyčiau, turėčiau kur laikyti savo žuvis. Be to, aš dar galvoju dadėti tą vieną dalyką, vakam aš paėmiau 5 geležis būtent šitai vat priežasčiai, kodėl aš paėmiau 5. O, pala, reikia man pirmą dar skrynę. Padarysiu aš piltuvą. Piltuvą turbūt niekas nežino, kas lietuviškai reiškia. Bet piltuvas yra hoperis. Padarysiu vieną hoperį ir tik jeigu išeis man paspausti va, piltuvas. Ir šitą piltuvą padėsiu va prie savo žvejybos vietos. Ir jį bus taip ir taip. Ir man rodos, tada dabar galim dėti dalykus. Ir jis, ja. Ups. Nenorėjau tą daryti, bet dabar jisai įsiups daiktus. Kokius aš noriu. Matote tą obuolį, dabar va. Dabar metam obuolį, nėra obuolis. Jeigu mes čia paspausim, negalim paspausti, Bet tai kai nuimsim šitą, tai jau iš karto pamatysime, kad čia yra piltuvas ir pasimsim visą savo žuvis. Ja. Taigi jo. Tai turbūt baigsiu jau seriją, nes tada, kad jau gan ilga, turbūt jau gan ilga. Padarėm daug dalykų. Nors pasižiūrėkime į savo knygutę ir pasižiūrėkime, ką mes esam padarę. Lemma, kur... Nemirsiu šį kartą. Gal biškai turiu? Jau turiu truputį kelis deglus. Padedam čia jas, kad nedaugiau dar daugiau nespawnintų. Bet pasižiūrėkime, kur knygą aš turiu savo... va. Gerai, žiūrėkime, ką pabaigime. Tai, pastatyk telę, tai padarėm. Pabaig kroklį, nepadarėm. Pakeisk visą akmenį į žemę, tai padarėm. Ups. Pastatyk žvejybos pastatą, padarėm. Įdėk į upę šviesą, padarėm. Ir dar dadėjome šitus vat švieselius. Taigi, daug ką šiandien padarėme. Tikrai jau prasideda miestelis, atrodo, kaip jau atsiranda jau pastatai, jau iš karto matosi, kad jau yra pastatas, kad jau yra miestelis ir jau kad prasideda visos statybos ir viską. Kitą seriją pabaigsim tą dekoraciją, ta prasme iš vidaus, ir paskui tada pastatysiu, man rodos, savo
skrynių namelį va čia vat kažkur, va šitą žemę nuimsim ir galvoju pirmą kartą gal pastatysiu medį, nes matau, kad medis yra labai nerealu padaryti medį, kartais labai gražiai išeina ir galvoju, kodėlgi ne, gal čia kažkaip padarysiu medį, kuris iššakoja visai gražiai ir padaro gražų medį. Ir labai atrodo labai gerai miesteliai. Tai jo. Dėkui, kad žiūrėjote. Tai vienas, iš kur jie atsiranda. Bet jo, žodžiu, dėkui, kad žiūrėjote. Tikiuosi jūs turėsite nuostabią dieną. Gal šitą galėčiau daryti. Nežinau. Vis dedu daugiau ir daugiau vaizdo nustatymuose, matėte, kad iš pirmo turėjau tenais 3, kažkiek matomumo, dabar grafika kokybiškesnė. Švelno apšvietimą irgi padidinau ir dabar vaizdo lingavimą. Nežinau, kiek mano kompas dar gali pavežti, bet jo. Taigi dėkui vėl, kad pažiūrėjote mano vaizdelį. Aš buvau Nikas ir linkiu jums nuostabią dieną. Ir jo, tai pakomentuokite, jeigu turite kažką man patarti, kažką geriau padaryti. Tiesiog biškį iš karto gal spoilerį dėsiu, kad kitą epą pagaliau, man rodos, bus intro, nebus tiesiog aš einu į vaizdelį ir sakau labas, bus tikras intro, kaip kažkoks su 3D kažkas dalykas bus. Bet jo, dėkui, kad žiūrėjote vėl ir aš atsisveikinu su jumis. Viso gero.